Sveiki, šiandien labai trumpas epizodas apie tokį garsiakalbį. Čia yra automobilinis Bose žemadažnis, vadinkim taip. Modelis turėtų matytis, matosi. Tai žodžiu, kas su juo negerai, tai jisai įjungus pašalinį barškėsi tokį skleidžia, tai atidžiai apžiūrėjus, šiaip žiūrint vizualiai kažkokių defektų kaip ir nėra, nesimato iš išorės, pakaba sveika, graži, nieks niekur nekliūna, nestringa, bet jisai jungus, žodžiu, vis tiek pašalinį tokį barškėjimą skleidžia. Tai dar, kaip sakant, įdėmiau žiūrint ir žinant, sakykime, tas vietas, kur gali būti gedimai, irgi pastebėjau, kad yra atsiklijavęs, gal trečdalis, gal čiut daugiau perimetro būtent šito dulkių kupoliuko. Tai dėl to jisai, kadangi tas kraštas atsiklijavęs, jisai laisvai juda, tas garsiakalbis, kai groja, ir barška tas kupoliukas trankosi į tą, žodžiu, klijavimo tą vietą savo, kur atšokus dabar, ir skleidžia tą pašalinį garsą. Tai aš tą dulkių kupoliuką čia labai lengvai jisai užkišus tokį daiktą, sakykime, aštresnį, jisai labai gražiai atsiplėšė, atsiklijavo, niekas čia nesuplyšo, nesulūžo. Ir jį tiesiog reikia perklijuoti. Tai šitas dulkių kupoliukas, jisai tokio labai lygaus plastiko. Ir matomai tie klijai per laiką atsivibravo nuo šito viso daikto ir atšoka jisai. O čia tie klijai prie pačio popierinio difuzoriaus, jie labai gražiai prikibę, stipriai. Tai jų aš čia tikrai nesiruošiu nulaupinėti, nėra jokios prasmės, tai tiesiog užtepsiu naują sluoksnį klijų tiesiai ant šito dulkių kupoliuko ir įstatysiu į vietą ir viskas. Ir čia daugiau kažką išradinėti nereikės, kad įstatyti vietą, sakykim taip, patogiai. Tai pasidarysiu čia tokį dalyką labai paprastą. Čia ta tokia lipni juosta dažymo, tokia rankenėlė kabutėse. Labai patogu paimti ir įstatyti vietą. Toks paprastas primityvus dalykas, bet patogu įdėti vietą paskui, nes čia bus klijai ant krašto, tai paimti kažkaip, jau nelabai bus kaip, tai tiesiog gražiai, neliečiant krašto, įstatysiu atgal į vietą šį. Čia, kur buvo dar klijų likučiai, tokių labai nedaug tų likučių nuvaliau aš juos. Čia dar žiūriu, yra kažkas tai biškelį, tai pavalysiu. O daugiau čia viskas puikiai, nėra jokių defektų, nesimato tikrai, kad niekas nekliūna, nestringa.
ant generatoriaus pajungus garsiakalbį be šito dulkių kupoliuko irgi kažkokių pašalinių garsų kaip ir nėra. Dirba jisai gražiai. Tai toks tai ir gedimas čia. Bet iš principo, kad ir toks minimalus visiškai gedimas, bet garsiakalbio jau klausytis, kaip ir nelabai įmanoma, nes, jisai tiesiog triukšmauja nemaloniai ir tiek. O gedimas tai čia yra labai toks, visiškai elementarus, remontas irgi toks pat elementarus. Viskas čia kaip ir baigtas dalykas. Dar šiek tiek paspausti reikia, kad jisai jau taip prikiptų garantuotai. Ir viskas. Sudžius ir bus baigta. Tai šiam kartui tiek, iki.